Vilmantai, pirmas blynas šiame sezone šiek tiek prisvilo. Kaip galvoji, kokios to priežastys? Tai visų pirma, mes labai ilgai svarstėm iš viso šiemet dalyvauti ar ne, nes iš tikrųjų amžius, kai nekurių asmenų yra iš tikrųjų nebejaunas. Ir pagrindinis klausimas buvo žmonių komandiruotės, iš tikrųjų kelionės. Ir šios dienos rungtynės parodė, kad susirinkom tik tai 8. Iš tikrųjų, aš žaidžiu retai ir tai teko išeiti aikštę, plius, aišku, susirinkome daug pražangų. Kai treniruočių metu žaidė, atrodo viskas gerai, tačiau pirmos rungtynės jos, aišku, padarė savo. Parodė, kad jeigu galim apsiginti, tai užstringam su puolimu. Tai, manyčiau, psichologinis turbūt barjeras įvyko ypač antro kėlinio pabaigoje, kai sugriuvo mūsų gynyba ir priešininkas sugebėjo geriau užpulti. Taip pat, aišku, pagirsiu priešininkus, kad tikrai daug metė, bet tritaškius irgi pataikė. Pagrindinė laimėjimo priežastis nenurodė. Iš tikrųjų, nesvarstėm, kad nekėlėm savo jokių užduočių, kaip minėjau, tikslas pagrindinis buvo dalyvauti. Taip, nesinori kiekvieną kartą išeiti nuleidus galvą ir mes tikrai bandysime pasipriešinti maksimaliai, kiek tai galėsim. Trūksta susižaidimo, kadangi turėjom realiai tik tai 2 treniruotės. Tikiuosi, kad sugebėsim ir geriau pasirodyti negu šios dienos rungtynės. Galbūt norėtum po pirmų rungtynių kažką palinkėti savo grupės komandom? Iš tikrųjų, kiekvienai komandai noriu palinkėti to, kad vertinkim kiekvieną priešininką ir teikim rinktinės susikaupti, nes kaip ir Lietuvos rinktinės pagrindinė problema tai yra psichologija, negalima nuvertinti nei vieno priešininko. Visiems linkiu sėkmės.